SIBO sindromas. Ką tai reiškia? Tai kada iš storosios žarnos bakterijos patenka į plonąjį žarnyną, kurios neturi ten gyventi. Ir tada per pralaidų plonąjį žarnyną tos bakterijos išskirdamos vandenilį ir metano dujas ir visokius kitokius metabolitus, kurie mums kaip ir toksiški. Ir mes tai galim tas bakterijas aptikti iškvepiamam ore. Yra tokia metodika, yra tokia aparatūra, kur galim patikrinti, kiek ten yra, koks procentas yra metano ir kiek ten vandenilio yra. Tai va čia yra, taip vadinasi SIBO sindromas. Ir kada tų bakterijų daugiau ar mažiau patenka į plonąjį žarnyną, tai prasideda ir tas vidurių pūtimas ir prasideda. Ypatingai tada, kada kopūstų suvalgom, ten tos ląstelienos yra ir ta ląsteliena dar pamaitina tas bakterijas, kurios ten neturi gyventi. Ir duoda didelį dujų išsiskyrimą. O ir mums pilvas kietas, veržia, mes negerai jaučiamės ir tolyn tam procesui vystantis vis daugiau ir daugiau visokiausių atsiranda simptomų ir gali į negeras ligas pereiti.